kandidatų į Europos parlamentą debatus, šįs iki Šiaulių. Atsiprašome už šiokį tokį vėlavimą. Dar ne visi kandidatai susirinko, bet gal dar suskubs atvykti. Mano vardas yra Roberta Salynė, aš esu naujienų portalo 15 min žurnalistė, o šį vakar moderuosiu šios debatus. Ir kaip žinote, netrukus rinksime Europos parlamento narius visoje Europoje, Lietuvoje taip pat. Išrinksime 11 europarlamentarų, kai iš viso kitos kadencijos Europos parlamente jų dirbs 720. Na, o į Europos parlamentą kandidatus pristatė 15 sąrašų, 14 partijų, viena koalicija. Na, o šiandieną šiuose debatuose turėtų dalyvauti 12 politikų, vieno trūksta, bet kaip ir minėjau, gal jisai suskubs atvykti. Kandidatus čia atvykusius padebatuoti, padiskutuoti netrukus pristatysiu, bet tuo pačiu pasakysiu, kad šios debatus organizuoja nešališkas politikos stebėsenos tinklas Žinau, ką renku, transliuoja visuomeninio transliuotojo LRT naujienų portalas, taip pat debatai transliuojami ir Žinau, ką renku Facebooko paskyroje. Daug dėmesio šiuose debatuose skirsime jūsų auditorijos klausimams, jeigu jūs tokių turėtumėte. Taip pat klausimus gali kandidatams visiems ar kažkuriam vienam užduoti ir Facebooko transliacijos žiūrovai. Klausimus turėtų rašyti komentarų skiltyje, savanoriai juos pastebės ir perduos. Ir trumpai dar apie debatų eigą. Kiekvieni Žinau, ką renku debatai yra suskirstyti tam tikromis temomis ir šį kartą šie debatai yra dedikuoti temai ES vaidmeniui pasaulyje. O tiksliai tema skamba tarp JAV ir Kinijos, kokio ES vaidmens pasaulyje norime. Kadangi mūsų daug, tema plati, klausimų gal ne tik aš, bet ir auditorija turėsiu, tai šiek tiek limituokime savo pasisakymus ir matyt, tas toks standartas auksinis išlieka, pasisakymui 1 minutė, replikoms, jeigu tokių turėtumėte, būtų 30 sekundžių, savanoriai čia paleis. Europos studijų, Europos idėjų istorijos ir geopolitikos tyrinėtojus. Mūsų sąraše, pirmajame penketuke, yra net 3 žmonės šitos srities specialistais. Niekas neturi tiek idėjų istorikų, filosofų ir politologų. Einame šitos rinkimus todėl, kad jau prieš 15 metų aš prognozavau dabartinę geopolitinę ES būklę. Prieš 5 metus, dalyvaudamas rinkimuose, pasakiau, kad vyksta tokio masto įvykiai, kokie vyko prieš 30 metų. Tada žlugo ir byrėjo vadinamoji pasaulinė komunizmo sistema, dabar yra neoliberalios pasaulinės sistemos krizė ir prasideda geopolitinė sumaištis. Toje sumaištyje išliks ne visi. Mūsų tikslas yra pirma, kad išliktų Europa ir išliktų Lietuva. Bet pirmiausiai, kad tai galėtume padaryti, reikia, kad Lietuvai atstovautų žmonės pirmą kvalifikuoti, antrą mąstantis valstybiškai ir žinantis, kaip reikia kreipti Europos politikos. Klausimą jūsų nuomonę, kokioje padėtyje tiek pasaulyje, tiek savyje yra Europos Sąjunga. Radžvilai, tada nuo jūsų. Pradėkime iki pusės minutės, sakykime. Nuo geopolitikos istorijos. Europos Sąjunga turi galutinai įspręsti problemą, kuri atsirado prieš 50 metų. Europos Sąjunga buvo padalinta į 2 dalis ir nuo to laiko nėra savarankiškas geopolitinis žaidėjas. Viena vertus, pusė Europos Sąjungos dabartinės priklausė Sovietų Sąjungai, kita vertus priklausė nuo Jungtinių valstijų. Dabar vyksta tyli geopolitinė kova, kuris slypi už visų deklaracijų apie vienybę. Jungtinės Amerikos valstijos be abejo nėra suinteresuotos, kad Europos Sąjunga taptų autonomiška. Mūsų Lietuvos problema yra ta, kad Europos Sąjunga nori įsikovoti autonomiją, taip pat ir nuo Jungtinių valstijų, bet mums blogai yra tai, kad ta autonomija neįmanoma net teoriškai, be to, kad Prancūzija ir Vokietija kažkokiu būdu ras bendrą kalbą su Rusija. Mums tai yra didžiulė grėsmė. Tokia trumpai situacija. Be to, kaip įsivaizduoju, o tiksli geopolitinė analizė. Ačiū. Supratom, ponia Juknevičienė, kaip jums regis? Europos Sąjunga esame mes. Mes esame Europos Sąjunga. Ir Europos Sąjungos likimas yra ir mūsų likimas. Mūsų pagrindinis interesas kaip Lietuvos šiandien, kad Europos Sąjunga visame kontinente susivienytų, tautos susivienytų. Ko reikia tam, kokia pagrindinė prielaida padėti Ukrainai laimėti šitą karą. Ir aš tikiu,
kad Ukrainai laimėjus šitą karą su mūsų visų pagalba ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir viso demokratinio pasaulio, ir Rusija taps kitokia. Mums reikia, kad Rusija taptų demokratinė valstybė ateityje. Gal tai atsitiks net ne po 10 metų, o vėliau, bet aš tuo tikiu. Rusai nėra blogesni už kitus, kad jie negalėtų gyventi demokratiškai. Čia yra Europos ateitis, susivienijęs Europos kontinentas su Ukraina, stipria valstybė, su Moldova, su Gruzija, Sakartvelo, su kitomis, su Vakarų Balkanais. Čia yra Europos stiprybė. Ir aš tuo tikiu ir tą dariau 5 metus ir tą tikiuosi padėti Europai suprasti ir per kitus 5 metus. Dar pratęsim tas potemas, ponė Surply, jūs taip pat tuo pačiu klausimu. Tiek tarp atskirų tam tikrų valstybių politikų. Jūsų galva, kas yra ir turėtų būti Kinija Europos Sąjungai? Partnerė, konkurentė ar grėsme laikytina valstybė, su kuria santykius palaikyti reikia labai rezervuotai ir turint minty tam tikras grėsmes? Galite replikuoti ir pasisakyti. Gerai, kam norit repliką pritaikyti? Replikuosiu dėl taivaniečių atstovybės, kadangi pati kolegos jau žino, Panevėžyje apie tai kalbėjo, mano savaitę grįžau iš Taivano, kur dalyvavau, buvau pakviesta kaip Europos parlamento narė, kartu su Andrium Kubilium ir dar keletu atstovų dalyvauti Taivano prezidento inauguracijoje ir ten apie Kiniją iš tikrųjų kalbėjom daug. Tai ne dėl taivaniečių pavadinimo ir ne tik, ir tą pasakė ponas Janulevičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas neseniai, o dėl to, kad Lietuva neatidavė savo strateginio objekto Klaipėdos jūrų uosto, kaip norėjo Kinija, Kinijos bent jau iš dalies naudojimui. Tai čia viena iš priežasčių yra ir labai teisingai Lietuva pasielgė. Tai čia mano replika. Ir aš manau, kad Lietuvos keliu eis ir Europos Sąjungos politika ateityje, taip kaip atsitiko su Rusija. Kinija agresyvėja, tampa žymiai agresyvesnė, negu kad buvo prieš 10 metų. Ir ES apmąsto savo požiūrį. Europos parlamentas praėjusioje kadencijoje įšaldė prekybos sutartį su Kinija. Ji neįsigaliojo, dabar yra permastoma. Rezoliucijos Europos parlamento nekartą yra paminėta Lietuva, kaip ta, kurios pavyzdžių reiktų sekti. JAF labai palaikė Lietuvą, abi partijos, respublikonai ir demokratai, Kinija laiko didesnė grėsmė negu Rusija. Ir ypač per pandemiją Europą tą pajuto, ką reiškia priklausomybė nuo Kinijos. Kinija vis labiau stagnuoja beje ir tai nėra tokia galybė, kurios mes čia turėtumėm labai bijoti, taip kaip nebijojom Rusijos. Ir mano paskutinis sakinys apie Kiniją. Mes esam ne tik ES, bet ir NATO nariai. O NATO strategijoje, kaip jau buvo minėta, yra parašyta, kad Kinijos liaudės Respublikos deklaruojami siekiai ir prievartos politika kelia grėsmę mūsų interesams. Pone Radžvilai, o jūs kaip matytumėt? Nebrandžios valstybės požymis yra ideologijos ir geopolitikos beviltiškas painiojimas. Ir tokia valstybė Europos Sąjungoje kol kas žinau tik vieną - Lietuvą. Dabar kalbant labai tiksliai, situacija yra tokia. Kinija yra ilgalaikis strateginis Europos Sąjungos priešininkas. Jungtinės Amerikos valstijos yra ilgalaikis strateginis Europos Sąjungos konkurentas. Dabar skirtumas yra esminis. Konkurentas ir priešininkas ne tas pats. Mūšis su Kinija pirmiausiai vyks dėl įtakos dabartinės Rusijos erdvėje. Dabar strategijos elementai. Pirma, Europos Sąjunga turi remtis prielaidą, kad Kinija teritorinės ekspansijos nevykdys. Jos ekspansija yra visiškai kitokia per tūkstantmečius negu kitų šalių. Jinai didins pirmiausia ekonominę ir politinę įtaką. Taigi, pirmiausia, ką reikia daryti. Jokių būdų negalima leisti toliau Kinijai stiprėti, pardavinėjant jai pažangiausias technologijas. Antras veiksmas turi būti iš tikrųjų užkardytos Kinijos galimybės supirkti strateginės svarbos infrastruktūros objektus Europos Sąjungoje. Trečias veiksmas yra tas, nors aš pono Trumpo dėl įvairių priežasčių ne visai jam simpatizuoju, teks Europos Sąjunga eiti Trumpo keliu, pradėti su Kinija prekybinį karą. Todėl, kad kitaip bankrutuosime. Ketvirtas veiksmas, Europos Sąjunga privalo save deindustrializuoti arba atkurti pramonę, kurios didžiulė dalis buvo perkelta į Kiniją ir buvo džiaugiamasi pigiomis kiniškomis prekėmis, nedarbo ir kitais padarniais Europai. Ir penkta,
neutralizuoti Kinijos ideologinę įtaką, nes Kinija tiek Jungtinėse valstijose, tiek Europos Sąjungoje tą įtaką vykdo pirmiausia per akademinės institucijas. Supirkti ištisi universitetai. Tai reikia sustabdyti. Supratom. Ačiū labai, tikrai koncentruotas, galima sutikti, galima nesutikti, bet toks koncentruotas papunkčiui planas, replikuoti. Kadangi mes čia tik dviese su Monika atstovaujam tą liniją, kuri yra dabartinės vyriausybės pozicija, tai išleisiu savo prašyti tų 30 bent jau sekundžių ir nors netiesiogiai replikuosiu, bet pamastymui visų čia susirinkusių. Šie Europos parlamento rinkimai pirmą kartą istorijoje pasižymi ypatingų Kinijos ir Rusijos dėmesiu. Skandalai ypatingai Vokietijoje, alternatyva Vokietijai drebina skandalai. Vienas iš jų, kada jų sąrašo į Europos parlamentą lyderio asistentas buvo sulaikytas, paėmęs pinigus iš Kinijos dėl to, kad paremtų Kinijos politiką. Lygiai tas pats su Rusija, su Kremlium. Tas pats veikėjas turėjo atsistatydinti iš sąrašų alternatyvą Vokietijai. Beje, jų atstovas kalbėjo šeimos marše Vingio parke, čia Lietuvoje. Airijoje tas pats, Čekijoje skandalai atskleidžia saugumo tarnybos Rusijos įtakas. Aš noriu pasakyti tai, kad Lietuva nėra išimtis. Ir tie, kurie balsuos šituose rinkimuose, turi labai gerai pagalvoti, kas atstovauja Kremliaus, Kinijos, Rusijos ir kitų interesus. Ir nepadaryti klaidų. Ačiū, ponė Jakeliūnai, jūs kėlėte. Komentarų nebus. Jums leidus apibendrinsiu konceptualiai. Dabar įėjome į epochą, kai baigė galioti vadinamoji Fukuyamos paradigma. Istorijos pabaigos paradigma, kurios pagrindinis teiginys buvo toks. Žlugus Sovietų sąjungai buvo patikėta, kad visas pasaulis taps demokratijos ir laisvos rinkos erdve. Ir įvyko štai kas, kad šis projektas arba šita vizija žlugo. Ir dabar tai, ką pavadinau globalios pasaulio tvarkos įrimu, reiškia, kad formuojasi keli globalūs pasaulinės galios centrai ir su jais visais reiks išmokti gyventi priklausomai nuo to, kaip jie elgsis patys. O principas yra toks. Principinė ideologinė ir politinė kova, bet modelį, kaip reikia sugyventi, mes turime iš šaltojo karo. Kad ir kaip sovietai buvo aršus amerikiečių priešininkai, pragmatiškai bendradarbiavo, neskrydo į mėnulį. Teks išmokti šito meno. O mes lietuviai vieninteliai dar Europos Sąjungoje nesupratom šito. Bent dabartinė vyriausybė. Koks santykis su šia valstybė turėtų būti ES? Viena vertus irgi esame prekyboje konkurentai, vertybėmis tarsi ir netarsi, o iš tiesų partneriai, vieni kitų rėmėjai, bet pačioje Amerikoje didėja izoliacinės nuotaikos, vėlgi neaišku, kaip bus po JAV prezidento rinkimų rudenį, kokiu keliu suks Amerika, juo labiau ir pačioje ES skamba balsai, kad reikia didesnės autonomijos, tarkim, vėlgi autonomijos netgi nuo NATO, turint savo karinės atskiras pajėgas, kariuomenę ar panašiai. Tai kaip ir Jungtinių Amerikos valstijų, koks santykis? Jungtinės Amerikos valstijos, kaip ir visas NATO, mum yra gyvybiškai svarbus alijansas ir transatlantinis ryšys įrašytas į visus mūsų strateginius dokumentus, Lietuvos partijų visų sutarimų. Ir tai nekvestionuojama. Tačiau Europos Sąjunga šiandien lygiai taip pat be Jungtinių Amerikos valstijų yra visiškai nepajėgi atremti tokias grėsmės kaip grėsmė iš Rusijos, karinė grėsmė. Jeigu Ukraina pralaimėtų ir jeigu Rusija atsistotų prie mūsų sienų jau su visa savo išlikusia ar kitokia gale po metų kitų 5, šiandien Europos Sąjunga yra nepajėgi viena atlaikyti tokio masto grėsmių, todėl kad niekada tokiam karui nesiruošė. Tačiau tai nereiškia, kad Europa neturi būti pajėgi ir šiandien yra egzistencinis klausimas, po visų krizių Europos Sąjunga išeidavo tvirtesnė ir kiti metai, 5 metai Europos parlamente ir kitur bus kaip tik apie gynybą ir saugumą. Europos Sąjunga turės savo gynybos komisarą, jau yra nutarta. Europos Sąjunga didina savo gynybinius pajėgumus per karinę pramonę ir daug darbų reikia nuveikti, tačiau svarbiausias darbas šiandien – padėti Ukrainai laimėti šitą karą ir priversti Rusiją tapti kitokią. Kitaip Europai visada Rusija bus egzistencinė grėsmė. Ačiū. Viskas istorija. Amerika tapo savarankiškų geopolitinių žaidėjų 1825 metais paskelbus Monroe doktriną.
Paskui santykiai buvo labai sudėtingi. Po antrojo pasaulinio karo Europa buvo Amerikos protektoratas, vakarų Europa, savo laimį, nes tik todėl nebuvo okupuota sovietų. ES integracija buvo inicijuota milžiniškų mastų Amerikos. Pavyzdžiui, vienas ES tėvų, Žanas Monė, glaudžiai bendradarbiavo su CŽV vadovu Robertu Danovanu ir Alenu Dalesu, girdėtos pavardės. Amerika niekada nebuvo suinteresuota Europos fundamentalių stiprėjimų. Jei integracija buvo tam tikra kontrolės priemonė ir taip toliau. Toliau, kas dabar laukia? Viskas aišku. Pagrindinis mūšio laukas bus Kinija, nes Prancūzija toliau nori, kad Europa liktų savarankiška didvalstybė. Tai programuoja konfliktą su Amerika, neišvengiamai. O konflikto vieta bus Kinija, nes Amerika ir ES tik dėl skirtingų priežasčių jokių būdų nenori atiduoti Rusijos Kinijos įtakai. Žodžiu, noriu pasakyti, viską lems, koks bus sąlyginis taikos susitarimas dėl Ukrainos. Mūsų tikslas - padaryti viską, kad Ukraina nepralaimėtų. Ukraina nelaimės, ji jau pasidalinta įtakos sferomis. Tai yra viskas aišku, bet mums reikia spausti, kad... Jeigu kokiai politiniai partijai ir kam būtų gerai, kad vienam ar keliam kandidatam, nes labai užtruksim. Kipras ir neatstovauju tikrai jokiai politiniai, sakant, organizacijai. Tai klausimas iš tiesų labai trumpas, tai kiekvienas labai trumpai ir galėtų atsakyti. Tai klausimas yra karas ar taika ir kaip to siektų, būdami europarlamentarais. O ką turit minti karas ar taika čia? Tai aplamai yra karinis požiūris ar yra siekis taikos? Taika gali būti jau rytoj, jeigu Putinas nustotų kariauti. Tai yra Putino karas, ne Ukrainos karas. Ir turi taika, aš už taiką, kuri turi būti stabili, ilgalaikė taika Europos kontinente. Todėl tam reikia, kad Putinas pasitrauktų iš Ukrainos teritorijos 91 metų sienose ir kad Putinas būtų nugalėtas. Lygiai taip pat, kaip antihitlerinė koalicija buvo sutriuškino Hitlerį, šiandien mes turim Putiną, kuris yra man, Hitleris ir Stalinas viename. Tai yra didžiulė grėsmė ir vakarai turi įveikti Putiną, tada tik tai stos taika Europos kontinente. Pone Paluckai, Žvilai. Na, klausimas karas ar taika konceptualiai suformuluotas nekorektiškai. Jau 1000 metų egzistuoja toks dalykas, kuris vadinasi teisingo ir neteisingo karo doktrina. Tai reiškia, kad taika apskritai yra siektinas idealas, bet karas dėja yra liūdna žmonijos istorijos neišvengiamybė. Todėl abstraktus pacifizmas yra pati pavojingiausia karų kurstymo forma. O teisingo karo doktrinos požiūriu be abejo Ukraina yra auka ir taika galima tik tada, kai Ukraina ją priims, jai priimtinomis sąlygomis. Ar suprantu, neturit, tai prisistatykit ir kieno norit klausti. Tai Vilhelmas Lengaitis, Lietuvos liberalaus jaunimo organizacija, tai turiu klausimą tokį geopolitinį ir jisai bus taip arba ne. Taigi mano klausimas būtų toks. Taip arba ne, ar manote, kad natūrali geopolitikos esama tekmė yra regionalizacija ir tie, kurie komentuosite, noriu, kad plačiau paaiškintumėte, kokia turi būti ES ateitis šiuo klausimu. Pone Juknevičienė. Aš gal paprastų sakinių sakyčiau, tai, kas šiuo metu vyksta, tai vyksta autokratijų karas prieš demokratijas, siekiant sunaikinti demokratijas kaip tokį, kaip sakyt, kaip santvarką. Ir Rusija kovoja ne tik prieš Ukrainą. Tai yra tik tai karas ten vyksta. O šiaip Rusijos pagrindinis tikslas yra Jungtinės Amerikos valstijos, suskaldyti Europos Sąjungą, panaikinti demokratijas kaip tokias, laimėti pergalę. Už to stovi Kinija, Iranas, visos kitos autokratijos. Va čia yra, jeigu aš taip suprasčiau jūsų klausimą. Ir mes privalom demokratijos tai laimėti. Gal gyventojų skaičių matyti ir kitus kriterijus sprendžiama, taip pat, pone Radžvilai. Na, čia viskas yra be galo paprasta. Egzistuoja ciklinis procesas, kurio esmė, kad kurį laiką vyksta tai, ką galima vadinti centralizacijos tendencijomis, bet pasiekus centralizacijai per didelį mastą, tampa neįmanoma efektyvi valdysena. Ir įsijungia decentralizacijos ir regionalizacijos procesai. Bet tai vyksta Europos Sąjungoje, nes šiuo metu Europos Sąjunga todėl ir pateko į tokią krizę ir yra du sprendimai.
arba bus einama brutalios centralizacijos kelių, kuri nebus veiksminga, arba bus rasta nauja sutartis ir politinė forma, kaip suvaldyti ir išlaikyti Europos Sąjungą kaip tam tikrų politiškai suverenių bendrijų sąjungą. Tai turit, ar ne? Irgi prisistatykit, kuriam kandidatui. Labą dieną, esu Irma Gauskaitė Gaja ir turiu vieną klausimą vienam kandidatui, nesakė, kad tik vienam kandidatui. Tai nes man čia aktualus tas klausimas. Jakeliūnui klausimas. Jūs savo prisistatymę parašėt, kad ėmėtės iniciatyvos panaikinti sodros skolas. Apie kurias čia per pandemiją, kur žmonės gavo, ar... Ir dar paskutinis tuomet klausimas, nes laikas labai Aš seko. noriu paklausti tų, kurie beveik atsakė tą klausimą dėl paliaubų Ukrainoje. Tai patikslinanti, kurie pasisakė prieš dėrybas dėl paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos. Ką jūs darysite, kai tokios dėrybos dėl paliaubų vis dėlto prasidėtų? Ar nusišausite su durų rankena, vaizdžiai tariant, ar užsirašysite į Ukrainos frontą ir su ginklu rankose važiuosite padėti ukrainiečiams kariauti dėl geresnių paliaubų sąlygų, ar pasitrauksite iš užimamų pareigų, o gal tiesiog nieko nedarysite, apsimesite, kad aš taip nesakiau, arba mane netaip. Pas taip pat norėjo, taip, bet pirmasis vis tik buvo ponas Radžvilas, taip eiliškumo šiek tiek. Čia yra regioninės politikos klausimas ir jis atrodo taip. Turbūt visi suprantame, kad tas pats Jungtinių valstijų ir Vokietijos draudimas ukrainiečiams naudoti ginklus Rusijos teritorijai nieko gero nežada. Taip? Tai yra, kuomet bus realiai padaryta, tada ir kalbėsim. O dabar, ką tai reiškia? Tai lemia gelminiai strateginiai interesai tiek Amerikos, tiek Vakarų Europos, bet mes, Vidurio Rytų Europą, turime savus nacionalinio saugumo interesus. Ir todėl, ką turime reikalauti ir Europos parlamente vieningai, kaip kadaise Sovietų Sąjungos suvažiavime reikalavimai panaikinti Molotovo-Ribbentropo paktą, reikalauti, kad vakarų sąjungininkai tikrai realiai padėtų Ukrainai daug labiau negu dabar, tikrai nesiektų, kad Ukraina nepralaimėtų, bet kiek įmanoma, kad jį laimėtų, tada ir kalbėsim. Bendra politinė valia regionų valstybių gali būti galingas veiksnys, kuris pakeistų dabartinę vakarų tikrai nepalankę orientaciją. Na, mes čia tik dviese iš buvusio esančio dabar dar Europos parlamento, tai ponui Radžvilui noriu pasakyti, kad Lietuvoje per daug tokio negatyvaus požiūrio į vakarus apskritai ir Europos Sąjungą ir pagalbą Ukrainai. Putinas nustebęs turbūt yra dėl vienybės Europos Sąjungos šalių. Ir mūsų Europos parlamente, kiek mes priėmėm dokumentų, kuriais remiasi ir vadovų taryba ir kiti, tai tik tai kviečiu paskaityti. Visus tuos 2 metus Europos parlamentas išlaikė stebėtiną vienybę. Paskutinis balsavimas buvo dėl oro erdvės gynybos priemonių Ukrainai, 500 daugiau parlamentarų balsavo už. Tai vienas dalykas. O dabar į šitą klausimą. Vis dėlto tai yra per daug svarbu, kad mes nuleistumėm juokais. Nusišaus arba numirs Putinas, o mes privalom laimėti. Ir lygiai taip, kaip 1985 metais aš buvau jauna gydytoja pasvaly ir tikrai neįsivaizdavau, kad po 5 metų balsuosiu už Lietuvos nepriklausomybę. Mažai kas tikėjom. Tai lygiai taip ir dabar. Mažai kas tiki, bet be tikėjimo neįmanoma laimėti to karo. Todėl aš tikiu, kad Putiną įveiksim, tiesiog kitaip pasaulis negali vystytis. Supratom. Tik į gerą. Ponia Juknevičiene, Tai aš linkiu jums daugiau optimizmo. Ponas Radžvilas dar jums norėjo atsakyti kažką. Pone Juknevičiai, norėčiau atsakyti. Gal baikime pigias spekulacijas ir užmetinėjimus, taip? Kalbame apie tai. Vienybė yra kodėl? Priežastis aiški. Todėl, kad už deklaracijų rezoliucijų neslypi tokia parama, kokios reikia. Kur Taurusas, kur F-16, kur galinga ginkluotė, kuri karą paverstų tokiu, kad jis nebūtų lėtas metodiškas ukrainiečių žuvimas. Negalėjo to padaryti. Tai apie tai kalbame. Ką tai bendra turi su antivakarietiškumu ar antieuropietiškumu? Šaltas, dalykiškas pasakymas, kad mums Ukrainos išlikimas yra
gyvybės ar mirties klausimas, o dėl savo interesų vakarų Europos senbuvis bei Jungtinės valstijos žaidžia žaidimą neišnaudodamos savo potencialų padėti Ukrainai. Taškas. Ir baigim vieną kartą. Supratom. Bet nereikia manęs įžeidinėti. Ačiū. Įkaito ir paskutinis klausimas, tai yra žmogus laukia prie mikrofono, pats paskutiniausias, jau finalizuojant debatus.